visi gali nuomoti vieną įmonę, gali nuomoti kitą įmonę. Kokių darbo Friends, good morning to each of you on behalf of the European Trade Union Confederation and all the workers in Europe that I represent here. Sveiki, draugai, tariu jums Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir visų Europos darbuotojų, kuriuos čia atstovauju vardu. I am here to express the solidarity of all the working people in Europe. Aš čia esu tam, kad išreikščiau solidarumą su jumis visų Europos dirbančiųjų kartu. Friends, you are right. You are standing for your rights and you are standing for better living of your people and for your country. Gerbėmieji, jūs esate teisūs ir jūs kovojate už savo teisės ir už geresnį gyvenimą visiems piliečiams. We are trade unions. Trade unions are part of democracy. Mes esame profesinės sąjungos. Ir norėčiau jums trumpai paminėti Pasaulio profesinių sąjungų konfederacijos atsiųstą laišką. Jisai buvo siųstas mūsų prezidentai. Tai Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija, atstovaujanti 176 milijonus darbuotojų 162 šalyse ir vienijanti 328 nacionalinius centrus, palaiko protesto akciją, kurią organizuoja Lietuvos profesinės sąjungos 2015 m. rugsėjo 10 dieną. Profesinės sąjungos organizuoja protesto akciją prieš Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo vyriausybės pastangas sumažinti dirbančiųjų garantijas, darbo santykių liberalizavimą ir profesinių sąjungų veiklos apribojimus, tvirtinant naują darbo kodeksą ir neatsižvelgiant į dirbančiuosius vienijančių organizacijų nuomonę. Mes prisijungiame prie Lietuvos brolių ir seserų reikalavimų ir remsime tolesnius veiksmus. Dabar kalbės Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas. Labadiena bendraminčiai ir kolegos mitinguotojai. Šiandien su savo pasisakymu tikriausiai būsiu nepopuliarus, galbūt pabaigoje mano pasisakymo mane ir nušvilpsit. Bet po ilgų galvojimų ir minčių dėliojimo nusprendžiau šiandien Lietuvos valdžios nepeikti, nekeikti ar kažkaip kitaip jos nebarti. Be manęs čia dar padarys po mane kalbantys pasisakantys. Šiandien aš noriu kreiptis į jūs, čia visus susirinkusius. Ir tuos, kurių dėl vienokių ar kitokių priežasčių čia nėra. Primenant, ko mes čia visi susirinkome, tai yra pasakyti daug kartų ne. Užduodu klausimą savo ir jums. Vis dėlto, kodėl mes čia? Ir atsakymas į šį klausimą yra toks. Todėl, kad turime unikalią visoje Europos Sąjungoje valdžią. Valdžią, kuri nors ir keičiasi kas 4 metai, tačiau kokių bebūtų partinių pažiūrų žmonės valdžioje, visi papuolę į šiuos ar netoli esančius rūmus, laikosi tęstinumo ir pažadų savo. Per daugiau nei 25 metus nepriklausomybės mes girdėjome, kaip valdžios atstovai garsiais ditirambais ypač prieš rinkimus deklaruoja prioritetinės Lietuvos sritis. Ir medicina, ir švietimas, ir socialiniai reikalai, ir kitos sritys, ypatingai paskutiniaisiais metais didysis Lietuvos valdžios deklaruotas prioritetas yra krašto gynyba. Tačiau tai tik deklaracijos. Atidžiau pasižiūrėjus, kuris sritis yra prioritetinė, galima konstatuoti, kad nei viena. Nors čia iš karto paprieštarausiu savo, yra viena sritis, kuri tikrai yra prioritetas Lietuvoje. Sritis, kuriai skiriamas dėmesys visus šiuos daugiau kaip 25 metus, kokia valdžia Lietuvoje bebūtų. Ir tą sritį pavadinčiau, kas tavo, tas ir mano, o kas mano, tai neruš. Tai yra, kokia valdžia be vadovautų Lietuvai, ji žiūri tik savęs ir deda visas pastangas, kad šis sritis būtų tikras prioritetas.
Ir kodėl valdžios atstovams nedėti pastangų gerinti savo ir savo artimųjų gerbuvį, jeigu mes jiems leidžiam tai daryti. Pirmiausia, per rinkimus mes valdžios vyrams ir moteriams suteikėm mandatą tai daryti. Nors su kiekvienais metais į rinkimus ateina vis mažiau žmonių, tačiau mandatas savivaliauti visada įteikimas. Ir kuo mažiau žmonių atlieka savo pilietinę pareigą, tuo mūsų gerbiamus kabutėse valdžios atstovai geriau jaučiasi. Jie tiesiog kaip vampyrai pasikrauna energijos iš mūsų abejingumo ir nusivylimų. Rinkimams pasibaigius išdalijami postai bei posteliai ir pradedama rūpintis toliau prioritetinę sritimi, kas tautas ir mano, o kas mano, tai neruš. O ką 4 metus, kol valdžia turi įgaliojimus, darome mes, eiliniai Lietuvos piliečiai. Nieko, absoliučiai nieko, kas leistų pažaboti su kiekvienais metais vis labiau augantį valdžiaus apetitą lopti, vogti ir dar labiau smaugti eilinį Lietuvos pilietį, kuris jiems pats suteikė mandatą tai daryti. Didžioji dalis lietuvių jau tokie žmonės yra. Nieko nedarysiu, nieko nesakysiu, nes neduok Dieve, kas nors išgirs ir kam ką nors pasakys. Geriau patylėsiu, nors ir bumbėsiu ir gadinsiu nuotaką savo ir draugams ar pažįstamiems prie stalo vakarėliuose ar kituose neipatingai masiniuose renginiuose. O dar geriau valdžiai bus, jeigu į viską spjausiu ir iš viso iš Lietuvos išvažiuosiu. Mėly tautiečiai, taip elgdamiesi mes tikrai nieko nepasieksime. Dauguma Lietuvos žmonių sako, kad viskas Lietuvoje blogai. Algos mažos, kainos didelės, valdžia bloga ir taip toliau. Bet ką mes padarėm, kad nors kažkas būtų geriau? Ką mes padarėm, kad galėtume gyventi savo šalyje oriai? Kad gautume normalų atlyginimą, kurio užtektų ne tik už būstą susimokėti? Kad atsidirbę 30 ir daugiau metų turėtume orę senatvę, gaudami normalią pensiją, kurios užtektų ne tik vaistams įsigyti? Nieko mes nepadarėm, nieko mes ir nedarom. Mes ne tik, kad nesugėme užstoti savo kolegą prieš artimiausią mums valdžią, tai yra įmonės ar įstaigos vadovą. Mes nesugebame net už save pakovoti ir pasakyti stop. Užteks mane engti, aš noriu gyventi taip, kaip gyvena žmonės kitose civilizuotose Europos valstybėse. Netgi šiandien čia mūsų tik 2000, kai turėtų būti 10, o gal 100 kartų daugiau. Maždaug tiek, kiek kiekvieną vakarą šiomis dienomis serga už mūsų šalies krepšinių rinktinę. Ir kaip mes galim pareikalauti iš valdžios kažko, jei mes nenorime to daryti? Kreipiuosi į jūs visus. Užteks leisti būti engiami, užteks leistis galvoti už mus, užteks leistis tyčioti iš savęs ir savo artimų, draugų ir pažįstamų. Padarykime taip, kad šiandien būtų pradžia mūsų naujo civilizuoto gyvenimo. Grįžkim namo ir kiekvienam sutiktam pasakykim, kylam į kovą prieš baudžiavą, kurią nori įvestų mūsų geroji kabutėse valdžia. Pradėkim kovoti už save, tuo pačiu ir už kitus. Juk mes norim čia gyventi, mes norim čia savo vaikus auginti, norim čia pasenti ir norim, kad mūsų šalis, kurią labai mylim, augtų ir klestėtų. Tai pradėkim kovą ne dėl kažko, o dėl savęs ir savo artimų. O pabaigai norėčiau kreiptis į valdžią Kristijono Donelaičio žodžiais. Juk jūs, ponai, mus būrus jau taip nustekenot, kad paskiaus mums ėstreiks žiurkės irgi pelėdas. Tautiečiai, nebūkim būrais, kovokim už savo teises ir savo ateitį savo šalyje. Ačiū. Ačiū Egidijui. Į sceną noriu pakviesti socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę. Tai laba diena, sveiki atvykę į Vilnių. Žinot, aš iš tiesų nepolitikuosiu, kai pasigirdo replikos, man visiškai neįdomu, nes aš esu lygiai tokia pati kaip ir jūs. Esu iš regiono ir labai puikiai suprantu jūsų problemas, išgyvenimus, nes lygiai tą patį ir pati praėjau. Tikrai nepolitikuoju, labai paprastai pasakau. Ir labai aiškiai jums šiandien iš šitos tribūnos labai atsakingai pasakau, kad tos nuostatos, kurios buvo sutartos trišalėje taryboje dėl socialinio modelio pataisų, jos tikrai pasieks Seimą. Jūs net negalite tuo abejoti, nes taip tikrai bus. Mes šiandien kalbame, ir čia buvo prieš mane labai gražiai kalbėjęs žmogus, iš tiesų išsakė labai daug gerų minčių, kad kurkime, kovokime už save. Žinot, mums nereikia kovoti. Mums reikia iš tiesų vienytis, mums reikia pirmiausia vieniems kitus išgirsti.
ir tos nuostatos, kurios yra viename ar kitame teisės akte, jos iš tiesų yra suderintos. Jeigu jūs nenorite išklausyti ir jums nereikia mano patikinimo, tada aš džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote vieną iš protesto formų, iš dialogo formų, demokratinį kelią, mitingą ir tikrai linkiu jums visiems suprasti, kad niekada mes nieko blogo nekuriame. Viskas kuriama žmogaus labui. Pasakysiu, todėl mes šiandien kalbame ne vien tik tai apie darbo kodeksą, mes kalbame apie socialinį draudimą, mes kalbame apie pensijas, mes kalbame apie užimtumą, todėl kad matome, kad visi šitie teisės aktai yra tarpusavyje susiję. Tai tikrai linkiu visiems tuo patikėti, kad mes kompleksiškai visą sistemą peržiūrim, bet ne vieną teisės aktą. Tai būkite stiprūs, sėkmės jums. Ačiū gerbiamai ministrai. Dabar kalbės Peteris Krygers, Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos LBAS prezidentas. Kviečiame. Labą dieną, Lietuva! Labą dieną, narsus и darbštus Lietuvos žmonės! Ладзиво! Извините, что я дальше буду говорить немножко на другом языке, но я очень сегодня горжусь тем, что я могу быть в Вильнюсе среди вас, что среди вас развивается наш латвийский флаг, и что латвийские профсоюзы поддерживают ваши требования, и что вы так же, как все люди в Европе, хотите жить лучше, быть достойны человеческого имени. Сегодня мы также организовали пикет у литовского посольства в Риге, так что очень многие люди вышли с активной позицией. Мы очень хорошо понимаем те проблемы и те требования, которые вы выдвинули, потому что мы каждый день тоже сталкиваемся с тем же, что нам тоже хотят отнять гарантии, хотят отнять социальные права, трудовые права, хотят, чтобы мы за маленькую зарплату все время работали больше и больше. И мы также не согласны с этим, как вы, и мы также протестуем, и поэтому мы солидарны сегодня с вами. Я думаю, что если мы говорим об таком общем экономическом пространстве балтийском, что есть 3 балтийские страны, то есть и общее правовое пространство, и все эти люди, которые работают в наших странах, должны быть едины и эти свои права защищать. Так что sveika Lietuva, lai dzīvo Latvija, elagu esti! Trumpą vertimą. Pasantrauka tiem, kas nesupranta. Kas nesupranta. Jaunoji karta yra nesuprantančių. Vis dėlto turim nemažai ir jaunų, tai tiesiog labai trumpai. Peteris labai didžiuojasi būdamas kartu su mumis ir kad Latvijos vėliava yra kartu čia tarp visų žmonių. Ir šiandien yra surinktos palaikymo akcijos prie Lietuvos ambasados Latvijoje, Rygoje. Ir žmonės pakankamai aktyviai Latvijos profsąjungiečiai palaiko, išreiškia poziciją ir solidarumą su Lietuvos darbuotojais. Jie taip pat susidūrė su panašių bandymų sumažinti ir tam tikras socialinės garantijas, todėl tikrai solidarizuojasi su mumis. Ir mes turime turėti omeny, yra Baltijos darbo erdvė, bet turėtų būti tokia kaip ir teisinė, mes turėtumėm laikytis panašių pozicijų. Ir dar kartą Peteris visus sveikina ir džiaugiasi būdamas su mumis. Žurnalistų sąjungos pirmininkas. Sveiki gyvi, bičiuliai, mano kolegos, kurie atvyko iš Panevėžio, Klaipėdos, Palangos ir Vilniškiai. Kalbėsiu labai trumpai. Galbūt nežinote, kad žurnalistai pirmieji perėjo prie naujo socialinio modelio.
daugiau nei prieš 20 metų atsisakė socialinių garantijų už 13% GPM prie autorinių sutarčių. Per tuos 20 metų mes matėm, kiek mūsų kolegų turėjo sunkių gyvenimo situacijų ir jiems sakė, jūs esat nedrausti, nes jūs gyvenate laisviau negu bet kas kitas Lietuvoje. 2009 metais mums gražino galimybę dalyvauti socialinio draudimo sistemoje, bet dėja ne dėl to, kad valdžia buvo gera. Tuomet turbūt atsimenate, trūko pinigų biudžete. Ir tai, kad mano kolegos šiandien išėjo čia kartu su jumis ir mes esame bendrai, man atrodo, svarbiausia žinia turi būti tokia. Negali valdžia kaip baudžiavos laikais viena spręsti, koks modelis reikalingas jiems ir mums. Turim kalbėtis ir kol nebus sutarimo, negali būti priimta niekas. Ačiū labai. Pasisakys Raimondas Tamošauskas, akcinės bendrovės Švyturys profesinės sąjungos komiteto pirmininkas. Prašau. Ateina. Jau matau. Nu, kol Raimondas eina, mes galim jį pakviesti plojimais pasveikinti. Labą dieną, Lietuva. Atsiprašau, turėjot palaukti 30 sekundžių, kol atbėgau iki tribūnos. Mes, kaip visą laiką iš Klaipėdos toliausiai esame. Mums lieka tik tai prieiga šito mitingo ir aš to džiaugiuosi, kad galima pamatyti Lietuvoje tiek daug žmonių, kuriems iš tikrųjų rūpi tai, kas vyksta šiandieną su mūsų šalimi. Nesikartosiu, jau girdėjau daug gerų minčių, iš tikrųjų šiandien buvo pasakyta, kas mūsų laukia, ko nori iš mūsų, ką nori padaryti su mumis. Noriu priminti vieną faktą, dažniausiai apie ką kalbu. Profsąjungos tik 8%, bet per 2 savaitės mes surinkome 80 000 parašų. Ar jūs prisimenat nors vieną kitą akciją, kur būtų taip gausiai sudalyvavę ir taip gausiai būtų paremta? Tai mūsų nėra 8% ir kai mūsų kaltina, kad mes atstovaujame tik tai keli žmonės, tai yra visiškas melas. Iš kitos pusės, kai sako, kad taip, profsąjunga atstovauja, jie yra niekšai, jie nori padaryti blogiau, mums reikia pasiklausti, o kiti žmonės visi kažkodėl nori gyventi vergovės sąlygomis. Bet ar nors vienas išdrįso paklausti išėjęs į gatvę to paprasto žmogaus, kuris nėra profsąjungos narys, ar tu nori, kad iš tavęs atimtų paskutinės socialinės garantijas? Aš negirdėjau nei vieną kartą tokio dalyko. Jeigu pasižiūrėti į mūsų konstituciją, tai ten parašyta, svarbiais tautais klausimais galima atsiklausti tautos nuomonės referendumo būdu. Šiuo atveju mūsų darbo kodekso pakeitimai arba taip vadinamas socialinis modelis palies mažiausiai 2 milijonus Lietuvos žmonių. Ar tai yra svarbus klausimas mums? Tai kodėl mes nedarome referendumo, kad pasiklausti tautos nuomonės? Ar mes sutinkame nusimauti paskutinės kelnes, kad mūsų oligarchai labai gerai gyventų? Tai vienas iš pagrindinių klausimų. Šiandien jie sako, mūsų nuomonė, tai yra profsąjungų nesvarbi, o į Lietuvos nuomonę mes neatsižvelgsim. Čia kaip prieš tai kalbėjęs pranešėjas sakė, kas tavo yra mūsų, o kas mano, to nelies. Tai šiuo atveju kalbama taip pat. Tai, kad reikia iš jūsų kažką atimti, jūsų pasiklaus nereikia, bet kai reikės kažką tai dar papildomai jums daryti, tada galbūt ir pasiklausime. Pabaigai turiu vieną tokią gražią mintį. Pasižiūrėjau Seimo statutas, parašyta Seimo nario socialinės garantijos. Baigus Seimo nario kadenciją jam išmokama 2 mėnesių išeitinė išmoka, bet ne mažiau kaip už 6 mėnesius. Tai yra kiek kadencijų. Tai jie turi savo minimumą nusistatę, tai yra, kad jie garantuotai, baigdami šitą kadenciją, gaus nuo 2 iki 6 savo Seimo nario išmokų, iš mūsų atima paskutinę ir sako, kad 1 mėnesio išmoka tai yra labai daug ir neįmanoma. Pasižiūrėkite, ponai, pirmą į save, o tada atimkite iš žmonių paskutinės kelnes. Linkėjimai iš Klaipėdos. Ačiū Raimondui. Dabar noriu pasisakyti nuo pat pradžių mus palaikiusios Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnė, Seimo narė Rita Tamašūnienė. Prašau. Labą dieną visiems dirbantiesiems, visiems norintiems dirbti ir visiems norintiems turėti garantijas tokios, kaip priklauso kitiems ES, kurios nariai esame mes, piliečiai. Mūsų frakcija, Lenkų rinkimų akcijos frakcija, nuo pat pradžių, kai tik buvo paskelbtas
paskelbta idėja socialinio modelio, susirūpinom, ar nebus tai eilinis dirbančiųjų, socialinių ir kitų garantijų mažinimo modelis. Kaip matome, taip iš tikrųjų atsitiko, bet ne tai blogiausia. Blogiausia vis dėlto tai, kad neatsižvelgia į profsąjungų siūlymą aptarti visus rūpimus darbuotojams klausimus trišalėje taryboje. Dėl to aš noriu pareikšti, susitikome su visais pageidaujančiais su mumis susitikti profsąjungų atstovais ir išreiškėme palaikymą ir jūsų nuogąstavimus palaikome ir mūsų frakcija nebalsuos už tą modelį, kuris yra toks žalias variantas, numestas Seimui. Jis turi būti grąžintas į trišalę tarybą, turi būti sudėrėti dalykai, kurie aktualūs mūsų dirbantiesiems ir mes esame jūsų pusėje. Ačiū. Į mūsų akciją yra susirinkę ne tik profsąjungų atstovai, bet ir yra tiesiog nepriklausomų žmonių, kurie atėjo palaikyti mus. Ir dabar kalbės Jurgis Valiukevičius, atvykęs iš Kauno, laisvo ir nepriklausomų jaunimo atstovas. Sveiki žmonės! Mes esam dar vis Lietuvos Respublikoje gyvenantis dar vis žmonės. Norėtume iš jaunimo pusės pristatyti pasiūlymus naujojo socialinio modelio projektui. Mes, Lietuvos Respublikoje gyvenantys žmonės, susipažinę su siūlomu naujoju darbo kodeksu, norėtume išreikšti didelę padėką vyriausybei, kad jis suteikė galimybę mums vėl susirinkti čia ir parodyti, kokia esame laiminga ir ryžtinga tauta. Tikimės, kad šią dieną ne tik čia susirinkusius, bet ir kitus esančius žmonės yra apėmusi euforija. Tačiau įspėjame policijos pajėgas būti pasiruošus, kad ši euforija nesutrukdytų Seimo darbui. Mes džiaugiamės, kad po ilgo laiko galime galiausiai tvirtai pasakyti, kad socialinės problemos yra matomos kaip sisteminės problemos. Mes džiaugiamės, kad politikai nesinaudoja nacionalizmu tam, kad pasiektų valdžią ir supriešintų vargingiausiai gyvenančias žmonių grupės. Tai paslepiant tikruosius išnaudotojus. Mes džiaugiamės, kad politikai ir medija negazdina išoriniais valstybės priešais, kad numalšintų bet kokią kritiką ir pasipriešinančią skurdui vidaus šalyje. Mes džiaugiamės, kad socialiai progresyvios idėjos nėra diskredituojamos totalitarinė sovietinė praeitimi. Galiausiai, mes džiaugiamės, kad žmonės yra solidarūs ir užsibrėžia siekti gerovės, o nekaltina kitų žmonių dėl savo skurdo. Susirūpinimą kelia tik keletas naujam darbo kodekse esančių punktų, kurie tikriausiai buvo nepastebėti dėl varginančio ekspertų ir politikų darbo. Mes, būdami pilietiški ir savo ateitimi besirūpinantys žmonės, norėtume jums padėti ir ištaisyti šiuos punktus. Po kiekvieno punkto, kas pritarė, siūlau šaukti taip. Taigi, pagaliau įvesti didelius progresinius ir kapitalo mokesčius. Padidinti minimalų darbo užmokestį bent 2 kartus. Padidinti išeitinės išmokas. Sutrumpinti darbo savaitės trukmę iki 30 valandų. Prailginti atostogas iki 3 mėnesių, nes mokyklose taip išmoko. Įvesti bazinės socialinės išmokas visiems gyventojams turintiems mažesnės nei 800 eurų pajamas, kurios bus mokomos iš surinktų progresinių mokesčių. Padidinti garantijas darbuotojams auginantiems vaikus. Įteisinti streikų rengimą įspėjus ne anksčiau kaip prieš 3 valandas. Ir sugrąžinti nemokamą mokslą ir pakelti studentų ir doktorantų stipendijas. Taip! Dėkojame jums, kad sėkmingai ir neskaudžiai pabaigėte krizę. Ir būtų labai smagu, jei kitą kartą mums apie tai praneštumėte.
Su didžiausiu susirūpinimu suprantame, kad valdžiai tai yra nelengvi sprendimai, kadangi tai apribos rinkos laisvę, kurio mes taip gerbiam beveik tiek pat, kiek savo laisvę ir gerovę. Matydami jūsų pasiryžimą dirbti dėl Lietuvoje gyvenančių žmonių ir siekti gerovės visiems, galima pasakyti, atėjo metas pokyčiams. Mitingas prie Seimo eina į pabaigą.
teigiamas. Dirbantysis tai tas, kuris besąlygiškai pakluso darbdavio valiai. Šiandien, mėlyjeji, yra istorinė diena. Istorinė todėl, kad darbštieji lietuviai pakilo nuo darbų, kad garsiai ir aiškiai pareikštų, mes esame